kiek matau, tai ne. Ai, mačiau. Pudurais ir ta visas buvo anksčiau, tai žiūrėdavo, visos galvijas buvo išvalytas. Paskui žemtukas visas kampas pradėjo. Moterų pirtis. Šitą ir jos visos šitą sėdi nuogos, nu kaip moteris, vienus moteris. Lempa perdegė. Jos nieko nemato. Nu tai išpėti gintuką, tas nuėjo į tą pirtį, a visus įsiskėdė, ir sėdė, žinai. Sako, o pasisai su akiniais. Akiniai užrasuoju. Užrasuoju, bet sako, aš intėjau, man iš karto akis užrasuoju, bet visos įsiskėdė. Sėdė su brendė. Tai sako, žinai kaip jisai bakūras, šitą. Aš keičiu tą lempą, rankos dreba, bleka iš to susijaudinimų, nes moterys nuogos. Tai viena ateini, tai duok tau palaikysiu. Papai, klink, žinai. Tas lempą tą dangtį padavė, o lemputį dantyse pasižinai. Atsuko šitą, stato, rankos dreba. Paskiau išėdamas sako, aikit jūs nako. Ir išėjus. Tai va, tai irgi jeigu vienas vyras intėjo, tai jos nieko ten blogo, ne. Tai kad padarė jam tokį stresą, kad žmogus nežinau ką daryti. Tai baigtų čia fotografuoti. Tai paskeliai labai Jamba, guzai čia visur buvo. Ir daugiau viskas jau. Tai gerai, ratukų ir einam. Daugiau neturėsiu. Ar mane paskambinė, žiūrėk, noriu Antanui reikia filmą. Jušas prašė dinozauram linkėjimus perduoti. Tai aš jam pažadėjau už jį išlenkti čerkelę. Tai dabar Jušas sveikatą tegul jis ten keravoja. Tai lengvi. Dabar už jį, o paskiau už savį. Už ką čia sakė, viskas gerai, bet dar mėnesį turi dirbti. Atsiūs, kad nors tokia dažutė vyrė laus išgelbė. Čia kaip tai buvom susitikę, sakau, tai tada jaunas, sakau, damus įt pavarysi. Išmanusis avilys. Čia gyvena bitės, jos neša medų, yra kureiva. Vienas kurys, antras, trečias, taip toliau. Tai kiek prinešta medaus yra. Va. Ir tu pagal tai gali spręsti, kada išimti kuriuos? Jo. Jau prinešta medaus. Matai, jau čia prineša ir netgi užakiuota. A čia balta kas, užakiuotas. Užakiuota ten viskas, užakiuota jau reikia kaip ir imti medų. Galima jiems, kadangi subrendęs. Jo, subrendęs. Tai va. Tai paskui, reiškia, pasistatai kibirą, nuo vamzdelis išeina. Kibirą kur? A čia? Čia ant žemės. A čia džiūr, čia laka? Čia dangtelį, tą atsukė, įstatai vamzdelį. Ai, tai į kiekvieną korį? Jo. Ir paskui, va čia viršui dar yra, įstatai tokia kaip armatūra tokia, ne armatūra, plokščia armatūra, reiškia, įnkiši ir pasukė, reiškia, susiardo struktūra korio. Ir išbėga medus, jisai išlaša, reiškia, tau į indą. O technologija. Ir viskas, vėlas statai ir vėlas neša. Naujos kartos. Geras, tas medus, jau jis pastoja pasiteisina? Jis mažiausiai, reiškia, oksiduojasi, mažiausiai sąlytis su oru, kadangi medus. Jeigu medsukį ten oras, panašiai, skaito, oksiduojasi negerai. Viskas ten gerai. Bet skaito, va toks barvintas medus labai gerai. Labai gerai dabar jau viršumuoja. Bet tai reikia, tai daug jo nepaimsi. Dar vienas klausimas. Kiek jau laiko jūs tokį avilį? Treti metai. Pasiteisino jau pilnai, pirmais gerai paėmė, antrais šeima silpna buvo, ar ten gal per korpusą, buvo trečią korpusą mes palikę, žinai, antrąjį korpusą, tai deški mažai. O kaip jie žiemą, kur jie peržiemovoja? O tą nuėmė, šitą nuėmė ir liekavo. Čia žiemovoja? Čia pagrindiniai, čia augina perų šituose dviejose korpuose, augina visose šeima ir medų neša į tą korpusą.
matai. Tada šitą nuėmė, šitą dėdį čia, ne? A šildyt papildomai reikia dar kažką? Nereikia, viską apšildytas, a ne? Nereikia stogas. Būt polesterolis. Stogas šildytas. Nu, tu matai. Tai va, nu ta. Nu, o čia irgi daug. Va čia, nu pažiūrėkit, va čia irgi bičių, va. Prašau. Čia paprastas avilis, daugiau aukštas. A nebėgtume čia, a? Nu, gal ne, va. Nudengiau. Nu ir va bitės, va, vaikščioja, matai. A ta plėvelė uždėta, kad jos nepabėgtų per stogą? Nu, kad tu matytum, tu galėjai va, aš tau galiu atidaryti, va, tuo išeis tau ir mūsų inkas, va, viena. Oi, Valerkai kas? Man ne. Eik, matai, kuo toliau tu paskui. Nebijau. Nu, gana, eik, o tai matai, dar vieną papuolę. Op, čia, nu, dar viskas. Na gerai, nenervuojam biškai, ne? Ne. Ir ramiai nesimosikuokit va, paimti rambis. Atidarai ir matai, kad kokia Padėtis, ne? panašiai, jo. A, tai čia va dabar va šitie balti jau vadinasi, jie ką pilnėja jau irgi, jeigu tokie darosi tie. Čia virš korių, net matai, va jau Kurie visi užpildyti? daro Jau virš, reikia jau ten medaus. leisti išiminėti. Bet jau, nu kaip jau, kaip medunešis baigėsi, tai čia tuoj pradėsim pilnai įsukinėti metų. O kada? Ką? Link rudens jau? Jau, Bet tai jeigu jau... tai va, bet tai praeitais metais nelabai, užpraeitais metais tai labai nemažai štai Kurie subranks. Dar būna, kaip jau bitės pradeda pulti ant to medaus. Aš čia kažką pražiopsuoju, Padarė labai tokią įdomu. šlangą, žinai, kibiram, tas skylės dangtį išpjovė, žinai, plastikinė, permatoma. Vairuotojas irgi ima tas dėžes. A ten Lenkas toks darbininkas, Vojcekas. Vojcek Jaruzelskis. Jeruzelskis šitas pats. Na. Nu, tas atnešė jam, mums ten sandėlininkas parašo lapuką, kokias dėžes krautis. Jis atnešė jam tą lapą, tą žiūri. Ką ponas imsit? Tas sako, raudonas dėžes va šitas imsim, o juos ant stovi kaip tik. Nėra raudonas dėžes. Tai va, čia ne raudonas, čia krasnaja. Čia červona. Tai sako, ну tai gerai, davai krasnaja. Krasnaja тоже nėra. Tas, blėt, akis išvertęs. Tai kokias yra? Tylko červona. Lenkas rupuzė. Samastykit tu tai, tylko červona. Bet tai to vairuotojo tu Nei raudona, nei krasno nėra. Bet tu to vairuotojo akis matytum, kad jis nesustėjo. Ką iš čia pizdėlino, nu va, raudonas nėra. Krasnaja. Nu davai krasnaja. Oi, tai blėt. Ai, dirba tokia ukrainietė, ten Grigėva yra, žinai, popierių presuoja ten viską. Celofanus. Ir ukrainietka tokia, gražiai simpatiška mergaitė dirba. Parūkyt vis ateina čia prie jų, atsisėda ant soliuko, ten atsisėda ant tokių laiptelių. Ais jau vinkalės tada buvo. Sako, ну что ты там села? Ну там тверденько. Давай ко мне на коленки, погодься ейся. Так я помирать буду, тебя вспоминать буду. Ну. А jį armijai sakė, Vojcek, Jeruzalski, ja, vis Jeruzalski, ja.
Nu, blėt, sakiau, senis buvau, irgi pastrajenė. Rėkėtas jau, nu, būdintis. Jaruzelskis. Stoviu, sakė, tyliu. Jis vėl, Jaruzelskis. Atėjo prie snukio, Jaruzelskis. Supratau. Я Томашевский. Блядь, 5 суток! Я Томашевский. А после сказали, товарищ капитан, вы там какого-то Ярузельского спрашиваете? Я же ты Томашевский. Ну. А вisi blir pripratę. Ярузельский. Ну и Čia kaip tas praporas ateina inkalės. O čia tą kryvą стоим. Товарищ прапорщик, земля же круглая. Кто это сказал? Архимед? Да, Архимед, выйти из строя. Товарищ прапорщик, он давно умер. Как? Я тут в роте командую, тут умер человек, и я не знаю. Va, prie gėlės. Aš jums kaip tik laikau visą suoliuko pusę netgi. Medausgi tikriausiai yra, ne? Yra, o dar du šaukštai. Antanas labai valgo medų, tai vad nuo jo atima. Tai nedaug ir buvo to medaus. Dar žinai. Per mažai yra. Ir reisim tu minėjau. Ne, čia nieko nereikia, Antanas dar viso nesuvalgė. Bet tai suvalgė. Antanai šutka, nepyk. Gerai, tai mane gaila. Oi, nu, gerai, nu, aš tai blėdelgiu, aš šitam. Pilzonytė. Kaip Afrika, karšta, su savo smėlynais, su savo kopom ir su visko, su neatrastais dalykais, kurių reikia ieškoti ir ieškoti. Vat nuo 40 iki 60 jinai kaip dainuojant ir šūkant į Indiją. Įsimaudžiu savo šventų Gangų upės vandenyse į dar tokia, žinai, oi, super. Nuo 60 iki 80 tokia kaip senstanti Prancūzija su savo provincijom Šampanijos ir Provanso. Ten, nu, ji niekad gyvenime nepasenstanti, bet po biškį. Nu, jau kai moteriai 80, jinai kaip Afganistanas, visi žino, kur jis yra, bet blemba niekas ten nenori. Nieks nenori kariauti? Niekas nenori kariauti. Nu, bet tu šitą... Taip kad, Zonė, Tai ką? nu, Prancūzija, tai čia yra super. Aš prie to irgi. Čia, tarp kitų, kad Ačiū, doktor. Ir už praėjusias, reikėtų už praėjusias joninės išgerti. Kas ten dabar važiuoja? Ačiū. Kam priklauso dabar? Bet tai jau jam 62 metais labai senas. Aš žinau, Pirtyla tu. dar Valerijos gimtadienis buvo. Ten turėjau stiklainį. Bet mes dar esam pamiršę dar vieną žuvų, kuris turėjo gerus skaičius. Kaip? Gal dar vienas Lukas šiam 5 turėjo, nu. Kas? Kestai ketugimės. Kestas. Šiemet šiam 5 turėjo. O, čia seniai buvo nepravda. Nu, aišku, joninės netepšanai buvo, nu, biškai. Ir Henrikas už 20 dienų turės. O, Henrikas turės už 20 dienų. Pirdūnas, tai sutinku. 68 atrodo. Nu, Už kiek dienų? Liepos 30. o tai tu liūtas? Jo. Liūtas. Čia tai vėžių labai daug Nu, yra. tai Valieragi irgi liūtas. Vėžys. Vėžys dar? Tai Valera 25 birželio. 70. Ai, birželio. 70. O štai gal Atėjo kalėdos, kalėdų senelis atėjo pas mus. Sveikatos, valgykis, sveikas būk. Ir kad kiekvienas iš bitininko namų išeitų su medumi. Ir nepamiršti, kad vėl sugrįžti ir ne tai, kad jau kad duočiau, bet jau kad ir nusipirktų. Tai čia jau Būtinai reiškiasi į mūsų, čia stovi reiškiasi šitas pirkimas kaip ir fotografui, reiškiasi duona. Ėriuką. Tai gal ne visiems čia dar užteks, bet tad, nu, įsiutai reikia paieškoti. kažkaip. Ačiū čia stovai. Bet tu būtinai reikia duoti, nes jisai
paskui pradės. Davėjai, bet aš dar daviau. A, Jonai, aš taip. Pradės, Viskas gerai. Viskas gerai. Kaip aš netyčia apskaičiavau. Gerai, pradėjai nuo manęs, viskas gerai. Ozoniai. Tu Marijos pasiimsi. Medum. Ir paskiau nuprausi. Laužia duše. Šventam. Gerai įsimegoti. Ir ramiai įsimegoti. Nes vakare eisime į medaus vonį. Ar čia dar kas nors šerka kokia da? O, labai gerai. Paskui eisit ramiai miegoti. Visur ramybė, tai kogi čia... Tuk nebus nieko. Nėra. Išvažiavam pas vieną bitininką už Panevėžio, ten žalieji girios yra. Žaliuose giriose jis turi sodybą. Ir ten jau... Nuvažiavom ten, nu, kaip ir iš kitų ten, kampuot važiavo. Buvo Čia ką bitininkų. lektorė. A tai bitininkų šventė bus 1 rugpjūčio? Bus, apie toliau. Toliau. Gerai, pas. Tai va, atvažiavom, pasėdėjom, atvažiavom iš Pasvalio, supranti, atsivežė laus, reiškia. O geras laus. Jo, lausai ten dalyvė, tu alus, supranti. O mes viskį va tą atsivežėm. Irgi pasėdėjom. Ir aš paskui nuėjau miegoti. Sakau, reikia eiti savais reikalais miškan. Nuėjau miškan. Reiškia, padariau. Grįžtugi atgal. Opa. Palapinės tai nėra. Varau, gal sakau, 8 pusė. Varau kitą pusę. Ten to labiau nėra. Nu, blet, sakau. Dar kažką griuvau to, supranti. Tai va, nosis va čia man matosi tokia. Aš galvoju, nusikė tau. Nusikė, numušta buvo, dabar tai čia jau čia galvojau. Nu, bet vis tiek, sakau, nu blembaškai, turi kirtimai būti, taigi išeisiu ir paskui vis tiek ten kažkaip daisiaugi ten. Einu. O, žiūriu, jau medžiai traukti, žinai, yra griovos tokios, tokios be šlapio vietoje, žinai. Aš va tas griovas, jau mano jau džinsai paskando iki tiek, žinai. Jis tokiuose basas gėnu. Pamiršti. Nu, blembaškai, žiūriu, kad tie medžiai traukti. Kiek tu? Nintupus. Tiek gali. Bet aš vis tiek sakau, eisiu į tą jau kai pradėjau, taip ir... A vienu momentu dar, nu, aš nežinau, galbūt nebuvau nusnūdęs, bet ėjau. Išeinu ir viso gerai. Nu, tas kirtimas. Keliukas. Radai palapinę. Nu, kur tau keliuką, aš tik radau, kad kirtimas. Gilba pilė gerai. Nu, suku dešinien, einu. Radau asfaltą, o gerai, jau čia rimčiau. Nu, asfaltų varau. Aplet akmenukai tie, basas, supranti. Verkt norisi, tu nežinai kaip tai. Bet aš vis tiek sakau, nu, aš vis tiek pasieksiu tikslą, žinai, vis tiek. Einu, važiuoju, tai 40, supranti. Traktoras. Jo, su priekaba, vienas priekabai sėdė, reiškia, mišką pizdė. Toks pats irgi kaip tu? Nes 6 valandą ryto, tai tikrai nevažiavo. Kasgi tai tau važiuos? Nu, sustoja, reiškia. Sakau, kur čia tas Linas gyvena, bitininkas, jis tam buvo bitininkas. O jo, oi, tu dėtom pusę naini, 3 kilometrai dabar varyk atgal, reiškia, ir paskui... Nu, blembaškai, žinai. Išėjau pamiršti. Aš vėl gardamas. Bet tai jie tavį nepavežė? Vienas liktas, kur priekabai sėdėjo, lik norėjo pavežti. Bet jis sėdė priekaboje, kad jis tave veš. Ne. Va, pažiūrėkit, varo gaisrininkai. Jie mus jau medžių važiavo, žinai, taip anksti. Dar mane paėdė. Klausykit, bleba. Nu, kas ten malkauti važiuoja taip anksti, žinai. Nu ir aš vėl pėdinu. Bet jau tą kryptim? Tą kryptimą einu, jis skaitote, paskui į kairę pasuksi. Pasukau į kairę, o gerai, asfaltas baigėsi, jau reiškia žemė minkštesnė, man kojam lengviau. Einu, bet vis tiek ten
sausa kai buvo, tai traktorius pravažiavęs, protektorius likęs, kojas tai graužė, žinai. Einu. Pizda, žiūriu, kad čia niekas, ten aš einu. Bet jau šviesu, aš tada skambinu. Ai, telefoną turėjai? Turėjau, bet ką aš pasakysiu jiems, supranti, kur aš randuosiu? Nu, kur aš pasakysiu, ką randuosiu? Labiau akinių neturiu. Aš jau pamirštai, nu. Dar gal GPS-ą, gal ten teritoriją, kur nors surasiu. Aš vis tiek kirtimus jau skambinu Raimondui Kanapkai. Kad pizdavoju, tu net nulėkė, supranti, pažiūrėti pas palapinę ar šmyrą. Ar šanduosi? Yra. Ištrokė, supranti, irgi. Jis pravažiavo ten kvartalą. Nu, nėra. Paskui Lena paėmė tą jau šeimininką, žinai. Nu, tai žinai, kai žinai, sakė, užsienė ne vienas buvo klydęs. Rado. Aš jau negalėjau, mane kojas atiek skaudėjo. Bet tai nefigas, tai kur tu nuėjai, tai pasišiuoji. Pamirštai. Tai va, ble, čia Tai man kaip pasišiuoji ir žinok, iš kurios pusės ėjai pasišiuoji. Tai tu kai įsisiuoji, apie ką tu galvoji? Kilometrą ėjai. Nei tą pusę, nu viskas. Ne, Nu, vyrai. reiškiasi, žmogus gimsta, jam uždega žvakę, žmogus miršta, vėl uždega žvakę. Tai nebereiklo. Tai kas dabar? Yra reiškiasi, kažkoks tai ryšys su anam pasauliu. Tai čia nereikia taip juokauti, žinai. Čia nejuokai. Nu va. Čia ne šventės tas žvakė, perėjimas į kitą pasaulį, reiškiasi. Ir kas dar yra vienas labai dalykas, geras, kai žvakė uždega, visi aprimsta, supranti, ir būna susitaiko su visais piktumas ir panašiai. Tai yra susitaikymo žvakė, liepsna. Nedarmai tau sako. Tai nereikia pyktis, reikia gražiai. Ir mes susirinkom ne dėl to, kad čia pyktis, o kad pasidžiaugtume. Mes tokie nuostabus draugai. Mes niekad Ar gyvenime gyvi nesupykstam. esam. Mes irgi tam buvo reikalų. Tai vagi dirbo ten. Štavo. Tų gėlių sveikatą padėjo. Lėlčiukai dirbo šitą. Pradės, bet Dar toj stotis dar sena, kai buvo. Gestukas visada normaliai. Gilbertas, jie su megstiniais visi sėdi, su striukiu. Šaunuolis, dėkui tau, kad užvažiavai, paskambinai, aš tau sakau. Malodės, Rimvis sakau. Vakar buvo priimta, tai šiandien žinai. Ne, tu sakei, rytoj reikia dirbti. Dirbsim trise, vis Rimvydas. Kaip tai sakė?